Ketvirtadienio Delfi dienoje tradiciškai knyginėjimų rubrika, kurioje šiandien pasikalbėsime apie vaikų jau tikrai pamėgtą Kakės Makės personažą ir kitas naujienas mažiesiems skaitytojams, kurie savo skaitymo kelionę dar tik pradės. Na, o plačiau apie tai šiandien mums papasakos viešinti vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkim gal nuo Kakės Makės. Kakės Makės personažą mes tikrai puikiai visi žinom, tai yra pamėgtas daugelio vaikų personažas. Kokių naujienų šiandien mums atnešėt ant stalo, kad Kakės Makės gerbėjai galėtų jomis džiaugtis? Taip, vieną labai didelę ir labai gražią naujieną turiu. Tai yra Kakės Makės knygelių rinkinys. Kakė Makė švenčia jau 15 gimtadienį. Tiesą sakant, aš net pati pradėjau galvoti, ar tai daug, ar tai mažai, nes yra pasauliniai personažai, kuriuos mes atpažįstame ir Lietuvoje vaikų literatūros, kurie jau švenčia 50, 60 ir panašiai, ir jie labai labai žymus. Bet Kakė Makė vos per 15 metų sugebėjo būti atpažįstama kone visų vaikų Lietuvoje. Taip. Ir šiek tiek ir užsienyje. Tai yra fantastiškas pasiekimas. Ir 15 gimtadienio proga štai išėjo rinkinys visų iki šiol išleistų Kakės Makės knygų į vieną labai gražią knygą su tokiu prabangiu bloku uždėtų, spalvotų, jinai visak tokia kaip dovanų net dėžutė šiek tiek. Tai čia yra absoliučiai 15 metų visa Kakės Makės istorija sudėta. Taip, Linos Žutautės sukurtų Kakės Makės istorijų rinkinys. Visos, kurios tik tai buvo išleistos. Tai čia rasime ir istoriją apie dantukų fėją, ir apie supertėtį, ir apie katiną vienai savaitę, ir visas knygas tikrai. Aš nežinau, ar jas kiekvieną reikia dabar čia pristatinėti, gerbėjai tikrai žino, bet tokią knygą savo lentynoje labai smagu turėti. Ir šioks toks pliusas, jinai užima šiek tiek mažiau vietos negu visa serija. Taip. Aš pati labai mielai taip pasistačiau į savo lentyną. Taip, ir ką mes dar turim iš Kakės Makės? Taip pat tikriausiai norintiems išmokti skaityti tie, kur, kaip ir minėjau, savo kelionę tam tikrą pradės, taip? Taip, ir dar tik tai noriu pasakyti, kad šią knygą leidykla nusprendė daryti riboto tiražą, tad kas nesuskups, vėliau gali ir neberasti. Na, o dabar keliaujame prie vaikų, kurie mokosi skaityti. Ir yra 2 Kakės Makės naujienos būtent tokiems vaikams maždaug. Na, tada, kada jie pradeda, vieni jau ir nuo 3 pradeda, kiti tik 5 ar 6, tad labai sunku pasakyti tą amžių. Koks turėtų būti toks, kokį pasirenka tėvai ir pedagogai. Ir tai yra 2 žingsnių knygelės. 1 žingsnio ir 2. 1 žingsnio knygelė, čia yra 6 berods, jau dabar perskaičiau ir pamiršau, istorijos labai trumputės, vos po kelis puslapius. Jas labai lengva vaikui įveikti, dėl to, kad jos labai trumpos, tikslios, aiškios, aišku, yra daug žaismės su iliustracijomis, gali tiesiog pasinagrinėti, įvardinti dalykus. Na, vaikas, kuris tik vos pradėjo rinkti žodžius, nepervargs nuo tokių istorijų, o kiekvienoje jų pabaigoje visų yra dar smagių užduočių, kurios skatina irgi ir paskaityti, ir pasukti galvą ir panašiai. Ir aš matau, dar čia tam tikri skiemenys net yra paryškinti. Taip, bet būtent norėjau į tai atkreipti dėmesį. Mūsų senesniais laikais buvo įprasta, kad skiemenuota istorija, tai reiškia, kad su brūkšniukais. Po kiekvieno skiemens yra brūkšniukas, bet iš tikrųjų, kaip vizualiai užteršia tekstą ir iš tiesų sunku skaityti, kai labai daug tų brūkšniukų. Tam besimokinančiam vaikui tikriausiai dar... Ir suaugusiam būna kartais galva sukasi nuo tų brūkšniukų būtent. Tai dabar pereinama prie tokios formos, kad išryškinamas skiemuo antras tiesiog. Jeigu yra žodis mama, tai mama bus antras, bus ryškesnis, tiesiog ryškesniam raidėm. Vaikas puikiai vizualiai mato, kad tai jau yra kitas skiemuo, bet nėra tų galybės brūkšnelių ir taip netgi yra lengviau skaityti ir paprasčiau. Nereikia po to vaikui išmokusiam su brūkšniukai skaityti iš naujo, mokytis skaityti paprastą tekstą, kur jau nėra brūkšniukų. Taip. Tai va. O kita knyga
yra tik didžiosiomis raidėmis, čia jau nėra suskiemenuota, bet vėlgi... Čia jau gal šiek tiek pramokusiems, tai tikriausiai rekomenduotumėt gal pradėti nuo šios. Taip, čia yra pirmas žingsnis, čia yra antras žingsnis. Ir čia yra viena ilga istorija, kaip čia sakiau, trumputės, kad vaikas prisimintų, įsisąmonintų jas, jau šiek tiek pažengęs vaikas gali šiek tiek ir ilgesnę perskaityti. Ir labai smagu, kad šitam antram žingsniui pasirinkta ne šiaip tokia bendro pobūdžio istorija, pasaka, bet pažintinis turinys apie kubiko Rubiko išradimą. O, aš ties labai įdomi istorija. Būtent, aš manau, kad ir tėvams su vaikais galėtų būti visai įdomu, jeigu niekad nesidomėjo, iš kur atsirado tas žaislas, kaip jis atsirado, tai čia apie jo kūrėją, kuris buvo Rubikas, jo pavardė buvo tokia ir jisai sugalvojo tą žaislą, kaip jis iškeliavo į pasaulį ir panašiai. Ir kartu, aišku, istorijoje veikia ir Kakė Makė, kuriai mama pasakoja visą tą istoriją ir kuri paskui užsimano irgi išmokti sudėlioti kubą. Gal ir skaitytojai tą sumanys padaryti. Taip. Dar prieš perinant prie paskutiniosios knygelės, jūs užsiminėt, kad priklauso ir nuo tėvų, ir nuo pedagogų, kada imasi mokyti vaiką skaityti, užsiima būtent šiuo klausimu. Kaip jums atrodo, kada reikėtų jau pažindinti vaiką su raidėm, su skiemenimis ir kada jau reikėtų visą tai pradėti jungti į žodžius? Taip, aš asmeniškai visą laiką pasisakau už tai, kad kuo anksčiau. Tai kartais tėvai ar kai kurie net pedagogai išgirsta ir, ką ten 2 metų vaiką mokyti, taigi jam reikia džiaugtis vaikystę, bet vaikystėje viskas yra žaidimas ir vaikai mokosi žaisdami, mokosi perimdami iš suaugusių pavyzdį ir panašiai. Tai nereiškia, kad 2 metų ar ten 3 metų vaikutį pastatysi valandai prie lentos ar suolo kokio nors ir duosi skaityti. Ne. Pirmiausia, ar matai kokia ten raidė? B. Vaikas išmoksta atpažinti, kokia jos forma, po truputėlį, kažkur aplinkoje pamato, po to natūraliai. O jeigu yra 2 raidės, M ir A, tai kas išeina? Ma. 10 kartų pakartoji, vaikas atsimins. Tai vyksta po truputėlį ir žaidimo forma. Tai tikrai nereiškia taip, kaip 1 klasėje pasodinti ir mokyti vaiką. Bet tokie pradmenys tikrai yra labai naudingi tiesiog, nežinau, namuose ant daiktų užrašyti. Aišku, didelėmis, aiškiomis raidėmis smulkių vaikai dar neišžiūrės ir nebus jiems patogu, bet, pavyzdžiui, jeigu yra stalas ir yra kur užklijuoti stalas, o kodėlgi ne. Ar, pavyzdžiui, vyresniam amžiui, kai kurie ir 1 klasėje atėję į mokyklą vis dar nemoka skaityti, tikriausiai yra ir tokių atvejų. Ar jau sunkiau jiems sekasi išmokti? Ne, mes tikrai galime išmokti ir dauguma senesnių kartų pradėdavo tikrai ne darželėje, dabar jau darželėje pradedama mokyti pagrindų skaitimo, skiemenuoti šiek tiek, bet tikrai įveikiama, bet ką sako visi tyrimai? Kuo anksčiau pradėsi, tuo tau bus lengviau. Nes tu jau turėsi neuronai, bus suformavę jungtis, jau bus pradėtas kelias. Taip. Kam vaikui apsunkinti, jeigu galime nuo pat mažumės jam padėti eiti skaitimo, knygų skaitimo keliu. Ir ypatingai, kaip minėjot, sudominta būtent žaidybinę formą. Tai su mažais vaikais kitaip ir neįmanoma mokytis tik per žaidimą. Taip. Ir tai yra be galo smagu, jeigu suaugęs pasiryžęs tą daryti ir jam pačiam gali būti labai įdomu. Taip. Tai dabar galim prie paskutiniosios knygos pereiti, kuri jau nebėra Kakės Makės linijos knygelė. Ar galit pristatyti, ką čia matom? Taip, tiesą sakant, aš ją pati ir sukūriau. Taip. Taip, tik tai nenupiešiau, parašiau tekstus. Tai yra irgi skiemenuoju knyga, skiemenuoju su šauktuku. Vaikams jau šiek tiek skaitantiems ilgesnius tekstus. Čia, kaip matėm, Kakės Makės vienas, bet labai išskaidytas tekstas, o čia jau yra vienas tekstas. Ir vienas puslapis, vienas tekstas ir po to seka užduotis kažkuo susijusi su tekstu. Ir čia yra daug skirtingų pasakų, kurias vaikai gali skaitydami žiūrėti, kuri patiko, kuri nepatiko, atlikti užduotis, pasitikrinti žinias ir tekstai yra jau ilgesni, kaip aš sakiau, maždaug nuo 100 žodžių iki 200. Na, pradžioj trumpesni, į pabaigą ilgesni ir tos pasakos yra įvairiausios ir tokios ir mielos, ir juokingos, ir pasaka be galo, ir siaubo pasakojimas. Tiesiog, kad vaikai patirtų pasakų įvairovę, ko galima aptikti
gal atrastų savo mėgstamą žanrą galų gale. Ir čia taip pat, kaip ir pirmoje Kakės makės knygelėje, yra suskiemenuota, bet suskiemenuota būtent paryškinant kas antrą skiemenį, kad vaikui nesitrukdytų skaitimas, kad būtų lengva, malonu. Ir aišku, šita knyga yra nespalvota, čia net ne knyga, čia užduočių sąsiuvinis, kurį galima dar ir nuspalvinti pakeliui, nes besimokantiems skaityti, tikrai būna kartais vargsta, dėliodami tos skiemenis, norisi pailsėti. Tad šiek tiek papaišalioti, paspalvinti, labai gera mankšta. Kaip sekėsi jums sukurti šitą knygelę? Iš kur sėmėtės įkvėpimo? Gal ne tiek atsėmiausi įkvėpimo, bet aš visą laiką gyvenu vaikų literatūros pasaulyje, aš skaitau be galo daug knygų ir mano galvoje tiesiog sukasi nuolat įvairios mintis, tad kartais to reikia prisėsti ir jas įgyvendinti. Tiesą sakant, sudėtingiau buvo užduotis kurti, negu parašyti tekstus. Bet tikrai, manau, pavyko, knygelė čia ant stalo. Ačiū labai, kad atvykot, labai smagu buvo turėti ir vienos knygelės autorę studijoje.